Žmogaus saugumas reiškia saugią visuomenę. Saugi pilietinė visuomenė – valstybės saugumo garantas. Todėl, kai Rusija, užpuldama Ukrainą, visiškai išniekino 21 amžiaus europinės civilizacijos vertybės, nevalia laisvės ir nepriklausomybės priimti kaip savaiminių duotybių. Būtina ugdytis poreikį domėtis politika, atsisakyti apsisprendimo būti pasyviais piliečiais ir nemanyti, kad taikus pasipriešinimas agresyvios galios akivaizdoje turi prasmę. Nors mes kaip valstybė ir tauta turim labai gražios šaunios patirties su dainuojančiom revoliucijom, kurios iš principo galima įvardinti to taikaus pasipriešinimo simboliais, bet matyt, turint omeny priešininką rytuose, kuris ir prieš taikius gyventojus gali taikyti brutales priemonės, žiaurias priemonės, vis tik manyčiau, kad taikaus pasipriešinimo laikai yra praėję. Ir bent jau aktyvioji visuomenės dalis turi ieškoti, norinti, sakykime, tai prisidėti prie valstybės gynybos, turi ieškoti labiau kovinių formų. Bet gynyba yra dviejų dalių. Yra kovinė gynyba, ginkluota vadinkime taip, ir yra civilinė gynyba. Sakoma, kad vienam kariaujančiam žmogui reikia bent 5 civilinės gynybos asmenų, kurie rūpintųsi paramą, organizuotų maistą, spręstų medicinos klausimus, inžineriką, daug kitų dalykų. Tai yra labai svarbi parama tiems žmonėms, kurie kaunasi ginklu. Ar tai būtų pirmoji eilė, ar tai būtų užnugaris, bet kuriuo atveju tai labai svarbu. Todėl aš galbūt skirstyčiau Lietuvos gynybą į 2 ramsčius – ginkluotą ir civilinę gynybą. Ir čia mes akivaizdu, kad ir vienam ir kitam ramstį ėmėmės veiksmų stiprėti. Tai aišku, toj ginkluotoj gynybai avangardas, mūsų geležinis kumštis yra mūsų kariuomenė, kuri dabar lietuvišką diviziją kūrė. Turim karinį rezervą, kurį vis labiau apmokom ir norim labiau įgalinti ir įveiklinti. Turime komendantūras, turime Šaulių sąjungą, kurios įsitrauktų į komendantūras artėjant X dienai. Tai čia yra ta ginkluotos gynybos ramstis. Bet lygiai taip pat yra civilinės gynybos žmonės, kurių yra Lietuvoje 700 000, kurie pagal pačią sumanimo esmę yra tie, kurie užtikrina valstybės gyvybinės funkcijas net ir karo padėties metu. Kai aš buvau Ukrainoje, ir ne vieną kartą buvau Ukrainoje, kai prasidėjo karas, teko kalbėti su Charkivo meru. Ir jis 2 kartus išgyveno bandymus okupuoti. Ta pirmasis bandymas buvo ypatingai žiaurus ir kraupus. Ir jis sako taip, kariuomenė atliko pagrindinį vaidmenį, bet jeigu nebūtų buvę tų kelių tūkstančių charkoviečių, kurie būtų užsiėmę civilinę gynybą, mes nebūtume atsilaikę. Sako, vien šiukšlių išvežimas iš puolamo miesto jau yra gyvybinė funkcija, kurią kažkas turi atlikti. Nes jeigu tu izoliuosi miestą ir užtvindysi šiukšlėm, jau gali būti katastrofa, kuri gali reikšti pralaimėjimą. Tai visa tai yra be galo svarbu. Todėl, kai kalbam apie gynybą ir gynybą mūsų geopolitinėmis sąlygomis, mes turim kalbėti apie visuotinę gynybą, visuotinumą. Ir ginklų, ir be ginklo, bet atliekant tam tikras civilinės funkcijas. Prie saugumo ir gynybos galime prisidėti kiekvienas. Mums rinktis kokiu būdu, nes jau vien žinojimas, ką darys reikalui esant, leidžia jaustis užtikrinčiau, pasitikėti savimi. Visuotinė gynyba remiasi 3 pilioriais. Valia ginti šalį, tai čia tas nusiteikimas. Įgūdis, tai yra kiek tu ko ir ką tu moki, ko tu gali prisidėti. Ir vieta gynybos planuose, kai tu žinai, kur tu esi ir ką tu darysi. Ir kad X dienai artėjant, tu žinosi, kad tu esi kažkokiam tai mechanizmai koordinaciniam, kur tave, tiesiog bus pasirengimas tam tikras, ar ne? Tai visų tų 3 ramščių reikia. Ir todėl mes pradėjom komendantūrų visą programą, kad komendantūros kurtųsi ne karo padėties metu, bet jau anksčiau, kad žmonės tarpusavy pradėtų bendrauti, sąveikauti, treniruotis, ugdyti įgūdžius, bet ir žinotų savo vietą gynybos planuose. Krašto gynyba, sako karybos tyrinėtojas Deividas Šlekys, tai pirmiausia valstybės veiklos garantavimas. Kautis anaiptol nereiškia stoti į ginkluotą kovą. Dauguma žmonių išgirsta žodis, kad tu turi pareigą ginti valstybę, iš karto sako, tai aš nemoku šaudyti. Ir tada sakai, bet čia neina kalba apie šaudimą.
Yra daugybė darbų, kuriuos tu padarysi ir kurie bus svarbus greta to šaudimo. Tai kai mes kalbam dabar apie Lietuvą, apie pilietinį pasipriešinimą, pasirengimą visuotiniai gynybai, tai sakyčiau taip, valstybės pareigūnai, kai kviečia piliečius prisijungti, pirmiausia turiu omenyje tai, ateikit ir skirkit savo laisvą laiką bet kuriai veiklai. Norėsit šaudyti, rasim vietos ir kur. Jeigu nenorit būti kariuomenėje, yra variantai, komendatūros, koviniai šauliai, bet iš principo tiesiog norėkite paaukoti, skirti savo laisvą laiką savaitgalį ar po darbų ir mes tada tikrai rasime, kur jūs įtraukti. Lietuvos Respublikos konstitucijoje nurodyta, kad Lietuvos valstybės gynimas nuo užsienio ginkluoto užpuolimo kiekvieno Lietuvos Respublikos piliečio teisė ir pareiga, bet, pabrėžia karo teoretikas, išskyrus privalomąją karinę tarnybą, visgi konstitucijoje pasakoma, kad pirmiausia teisė ir po to pareiga. Valstybė taikos metu negali priversti piliečio, kad jis eitų ir būtų paramedikų laisvu laiku. Jinai jį drąsina, jinai jį skatina, jinai jį kviečia, bet finale tai yra mūsų asmeninis sprendimas atsikelti nuo minkštos sofos, išjungti įdomų serialą ir išeiti kažką daryti ekstra. Ir tas ekstra yra prisidėti prie gynybinės galios stiprinimo šalyje. Dabar mes mokomės iš kariaujančios Ukrainos. Pamokų daug ir rimtų namų darbų, kuriuos padaryti reikia taikos metu. Jeigu mes kažkas naiviai manėme, tikėjome, kad kai ateis karas, aš kaip civilis, nežinau, tiesiog sėdėsiu prie radijo ir lauksiu žinutės, ar mūsų kariams pavyko laimėti mūšį ar nepavyko, ir tai viskas, ir tas kareiviai kariauja, aš nesikišu kaip civilis, tai yra blogas supratimas. Ukraina labai aiškiai rodo, sakykime, kad kariuomenė, kad ir kokia gera bebūtų, bet jeigu jinai neturi visuomenės paramos, pirmiausia moralinės, bet po to ir materialinės. Ar tai būtų aukojami rūbai, ar tai būtų aukojami pinigai, ar galiausiai pats didžiausias pasiaukojimas ateini pats tarnauti, tai tada tavo dienos suskaičiuotos. Tai dėl to mes Lietuvoje ir kalbam apie tą vėlgi visuotinumą, kad mes suprantame, kad jau taikos metu reikia vienai vertus kurti biurokratinius mechanizmus, kaip tos žmonės įtinklinti ir įveiklinti. Tai pavyzdžiui, pernai metais paleistas visas projektas karinių komendatūrų. Tai yra tam tikras institucinis biurokratinis mechanizmas, kaip pasiekti dar eilinį pilietį, kuris nenori tarnauti kariuomenėje, bet gal jau nebegali ir dėl amžiaus tarnauti, ar dėl kažkokių žemų pareigų, bet vis tiek norėtų kažkiek prisidėti, svarbiausia, turėtų kažkokį tais institucinį kontaktą, nes labai dažnai meie gatvėje mes girdime, kad jeigu prasidėtų karas, aš nežinau, ką daryti. Ir ką reiškia aš nežinau? Ar aš nežinau, nes patingėjau paieškoti informacijos, ar aš tą informaciją radau, bet iki galo nesupratau, ar aš nežinau, ką daryti, nes aš nepažįstu nieko, kas yra susijęs su gynyba ir man pasakytų, eik pas Petrą, eik pas Joną, važiuok į Vilnių ar važiuok į Kauną ir ten tave panaudos, kur reikia ir ką daryti. Tai jeigu paskutinis variantas, tai tam komendatūros yra puikus mechanizmas, nes realiai tu per tai esi sistemoje. Ir dar trečias, turbūt, kas liečia Ukrainos išmoktas pamokas, tai yra vėlgi slidus dalykas atlyginai, ir mes tą Lietuvoje kartais jaučiame, mes turime visgi gebėti kaip civiliai pasitikėti savo kariais. Jie ir mokomi, ir ruošiami vadovauti mūšiui, vadinasi, jie skiria kiekvieną mielą dieną karybos meno, karinės biurokratijos valdymo procesui. Ir taip, visko būna nevienodas gal tas lygis, bet jeigu mes manom, kad mes prisiskaitę kažkur internete geriau žinom, kaip važiuoja tam tikras tankas, negu žmogus, kuris 15-20 metų dirbo su šita tema ir ne tik skaitė knygas, bet fiziškai čiupinėjo, ir tada mes moralizuojam tokiems specialistams, mes demotyvuojam tuos karius. Piliečiai, nepatenkantys nei į ginkluotasias pajėgas, nei į kritinio poreikio segmentą, atsargos pulkininko Vaidoto Malinionio teigimu, tiesiog turi žinoti, kaip elgtis ekstremaliose situacijose. Didėjančių grėsmių kontekste aiškėja, jog nepakankamai dirbama su bendruomenėmis. Per bendruomenės galima pasiekti piliečius. Pavyzdžiui, namų ūkių bendruomenės. Paimkim kokią Tarandę, 10 000 gyventojų ten gyvena, šiauriniam žvėryne 5 000. Tai jau ir jos turi, sakykime, savo valdybą, turi bendruomenės seniūną,
Tai yra organizacija ir vat per juos reikia, kaip sakant, mokinti, nes jos kol kas, šis segmentas yra kol kas apleistas. Kodėl yra tikslinga per bendruomenės kalbėti, su bendruomenėm kalbėtis, todėl kad niekas geriau nežino už juos kokia situacija. Kaip pavyzdys, jeigu, sakykime, kažkokia, kad ir, pavyzdžiui, evakuaciją reikia daryti iš miesto, įvykus brandoliniai avarijai Astravo elektriniai. Tai yra žmonių bendruomenėse, kurie neturi mašinų, yra žmonių, kurie iššūkių turi įvairiausių, žodžiu. Ir negali patys savarankiškai išeiti galbūt net ir iš namų. Kitas dalykas dar yra ir namų augintiniai, taip, kačiukai, šuniukai, ką su tais daryti, ir apie viską pagalvoti. Tai va tam, kad šitie klausimai, kad žmonės geriau žinotų, kaip yra, kokia yra situacija, tai reikia dirbti su jomis, su tomis bendruomenės. Ir aišku, aš manyčiau, kad savivaldybės per mažai dėmesio tam skiria. Čia būtų jų turbūt per juos funkcija. Dabar atsirado tos karo komendantūros. Aš nežinau, ar jie turi tam laiko. Jie savo reikalais užsiėmė. Bet karas, kaip sakant, Ukrainoje vyksta. Mes nežinom jo baigties. Jisai gali būti ir labai bloga, ir labai bloga gali būti ta baigtis, o mes, kaip sakant, gyvename tarytum, žodžiu, viskas čia gerai šalia. O taip nėra. Todėl reikia didinti tempą ir priiminėti ryžtingus sprendimus. Neišvengiama karo palydovė – evakuacija, kuriai būtinas išskirtinis ir išankstinis pasirengimas. Man irgi šiurpindavo, kai anksčiau mūsų politikai sakydavo, kad Lietuva neturi strateginio gylio. Tai mums nereikia turėti rezervą, mums nereikia turėti nieko, nes mes neturim strateginio gylio. Tai yra 200-300 km teritorija. Tai aš sakau, kad mūsų galvose nėra strateginio gylio, o ne teritorija. Nes mes esam NATO bendruomenės dalis, mes esame ES bendruomenės dalis. Taip. Tai jeigu mes paimsim šitų organizacijų teritorijos, tai mes turim milžinišką strateginį gylį. Taip. Tai dabar dar buvusi krašto vidaus reikalų ministrė Bilotaitė pirmą kartą išgirdau ir labai apsidžiaugiau, kad tai jau pagaliau atėjo į galvas, kad evakuaciją galima galbūt daryti ir iki Lenkijos, jau tai yra iki Belistoko, pavyzdžiui, jeigu reikia. Nes iki šiol tai būdavo suplanuota, žodžiu, jeigu kažkas atsitinka, Vilniaus miesto gyventojai priklausomai nuo to, kokia nelaimė, tai arba į kairę, arba į dešinę. Į kairę tai į Mariją prie Kalvarijos, o kokia Kalvarijos miestelis turi infrastruktūrą, kad galėtų, pavyzdžiui, priimti 50 000 gyventojų. Nieko jie neturi, ne? O Belistokas kažką turi. Kaip pavyzdys. Bet tam, kad atsirastų tokie planai, tai turi būti, sakykime, susitarimai tarp kaimyninių valstybių. Aukšto rango Lietuvos karininkas atkreipia dėmesį į vyraujančius nusiteikimus visuomenėje. Populiariausia – karo nebus ir todėl be panikos daryti nereikia nieko. Ir apskritai, kokia nepatogi tai tema, kai gyventi norisi patogiai. Rusija siekia, kad mes taip galvotume. Jie nori ir jie per visokius savo turbūt apmokamus influencerius tas žinutes bando mum į galvas įdėti, kad mes, žodžiu, čia, jeigu mes ruošiamės ginti save, tai čia patys, žodžiu, kaip ir karą kurstome, karo kurstytojus mus vadina. Tai va, jie šito nori nureikšminti grėsmes. O tam, kad, žodžiu, Rusijos propaganda nevaldytų mūsų visuomenės, mes turime kurti patys naratyvus, kurie visuomenė yra naudingi. Ir be abejo, lyderystės vaidmuo čia be galo didelis yra. Taip. Pavyzdžiui, jeigu mūsų prezidentas būtų rezervistas, ir sudalyvauja mokymuose, tai aš manyčiau, būtų labai daug tikrai akių pamatytų ir sakytų, va, žiūrėkit, pavyzdys, gal ir man reikėtų taip daryti. Bet tokių pavyzdžių nėra. Užsideda jis kartais uniformą, bet mes nematom jo kitam amplua. Kaip pavyzdys, pavyzdžiui, tos jau karalystės, kurios turi, žodžiu, tą karalių dinastijas, tai visigi karaliai, karininkai yra. Taip, kad tai parodo, kaip yra svarbu rodyti pavyzdį ir lyderystę. Tai jeigu mes nematom lyderių pavyzdžio, tai tada labai lengva kitiem naratyvam, kitokiem pavyzdžiam iš Rusijos praslysti į mūsų, reiškia, visuomenės galveles. Tai va, tai tam reikalinga lyderystė, o susiorientavusi lyderystė, orientuota, žodžiu, organizuota, motyvuojanti.
Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deividas Šlekys, pabrėždamas visuomenės pasitikėjimo kariškiais, žmonėmis dedikavusiais gyvenimą šiai profesijai svarbą, akcentuoja lyderystės reikšmę plačiaja prasme, vienokią taikos metu ir visai kitokią karo. Pažiūrėkime ilgi tą pačią Ukrainą. Ar Zelenskis buvo matomas kaip stiprus politinis lyderis iki konflikto? Turbūt labai stipriai išsiskirtų nuomonės. Bet kai prasidėjo Rusijos agresija, visgi mes pamatėm, kad šitas žmogus turi savyje labai daug vidinės drąsos ir stiprybės ir demonstruoja puikias lyderystės savybės. Kartais matom nuovargio apraiškas, kai gal nesulaiko liežuvio ir žodžio, bet vėlgi tai yra žmogiška. Lyderis ne robotas, jis irgi pavargsta, jis irgi būna frustracijai. Mes turim gebėti kaip valstybė ir visuomenė būti lankstus, nes lyderis gali atsirasti iš tokių visuomenės sluoksnių, kur mes dabar manytumėm, kad tai yra neįmanoma. Tai gali būti, nežinau, tolimo reiso automobilio vairuotojas. Bet prie karo sąlygų, sakykime, jis pademonstruos tokias savybės, kurios telk žmonės. Gal pradžiai einant į kovą į mūšį, o gal ir telkiant visuomenę politiškai. Tai būti lyderiu, būti politiku, būti generolu tai yra profesija, nes tu mokėsi, bet būti politiku tai ne profesija, tai yra pašaukimas. Ir jo gali būti realiai bet kas. Ir karo sąlygų mes patys turim savo istoriją, pažiūrėkite mūsų partizanų kovas, kiek atsiskleidė lyderių, kurie tarpukaryje buvo eilinis ūkininkas, eilinis mokytojas, bet tikrai ne karininkas, ne milijonierius verslininkas, o esant reikalui tampa lyderiais, kurie telkia žmonės. Ir tai nervina Rusiją, tą reikia pripažinti, nes demokratinė visuomenė čia ir yra mūsų stiprybė. Tu gali sukompromituoti, eliminuoti vienokią ar kitokią formą konkretų dabar pareigūną, politiką, bet tu nežinai, kas jį pakeis, nes visuomenė antiek yra plati ir įvairi, kad atsiras kitas lyderis. Ir karo metu tikrai istorijos pilnos, kad tampa žmonės lyderiais tiek, apie kuriuos niekas net nebūtų pagalvojęs išvakarėse. Besiruošdami gintis, turime būti emociškai susiję, sako Vilniaus universiteto filologijos fakulteto docentas Vilius Bartninkas, nes esame vyčio tauta. Grėsmės kontekste didžiausias klausimas, svarbiausias klausimas yra, dėl ko mes kovojame. Ir žinoma, kad skirtingi žmonės atsakys labai skirtingai. Tai gali būti labai asmeniška, tai gali būti susijęs su galbūt šeimos istorija. Pavyzdžiui, kad galbūt priešas yra jau anksčiau persekiojęs tą šeimą, ar ne, kad galbūt šeima patyrė tremtis arba kitokio pobūdžio persekiojimą ir ta istorinė atmintis tuo motyvuoja. Kitiems gali būti visiškai paprasta grėsmė, tai yra išsaugoti tai, ką tu turi, savo laisvę, savo turtą, galbūt savo šeimą, ar ne, tai gali būti motyvacija. Bet kai mes galvojame apie kažką tokio daugiau, ar ne, kas yra daugiau negu vien tik tais mūsų asmeninės motyvacijos, o kas mus iš tiesų vienyje, mes iš tiesų šiandien sudarėme su gana sudėtingu klausimu, nes žiūrėdami į tokią dabartinę Lietuvą, netaip jau ir lengva iškart pasakyti, kas yra tas tikras dalykas, kuris suvienyje čia visus gyvenančius, ar ne? Tikrai negali būti tauta, taip sakant, siaurąja prasme, nes yra visokiausių tautų čia gyvenančių ir tikinčių Lietuvą, ar ne? Mes sakytumėm kalba, žinoma, yra labai stiprus ženklas, bet kai galvojame apie Lietuvos istoriją, mes kalbėjome visokiausiom kalbom, ar ne, bet tai netrukdė mums tikėti savimi. Ir atrodo, kad stipriausias dalykas būtent šiandien ir tas klausimas, kuris yra svarbiausia šiandien galvojant apie grėsmę, tai yra valstybė. Nes valstybė yra tai, kas užtikrina šiandienos mūsų gerbuvį. Gali žmonės, kiek nori skųstis Lietuvos valstybė, bet yra nepaneigiamas ekonominis ir kultūrinis faktas, kad Lietuva yra galingiausia savo istorijoje. Joks Vytautas Didysis nėra lygus mums šiandien. Mes esame turtinga, didelė, svarbi valstybė Europos Sąjungoje ir NATO. Ir visa tai yra įmanoma todėl, kad mes turime savo savarankišką valstybę. Todėl, kad nepaisant įvairiausių skirtumų, nesutarimų ir vertybėmis ir pažiūromis, nepaisant to, kad skiriamės galbūt etniškai, o gal ir kitais aspektais, mes turime šitą valstybę ir mes esam pasirengę ją kartu kurti. Akademikas neabejoja, valstybės ateitis šviesi, nes šviesus tie, kam ji priklauso. Dabarties jaunimas, trokštantis mokytis ir kurti laisvą, teisingesnę Lietuvą. Krizė yra momentas, kuris mus išbando asmeniškai. Ką mes galime pasakyti, kad mes nesam padarę kažkokių klaidų. Mes gyvename teisingai, mes darome teisingus pasirinkimus ir nieko geriau negalime padaryti.
Žinoma, kad galime mes daugiau investuoti į gynybą, žinoma, kad mes galime dar ieškoti geresnių būdų, kaip pasakoti Lietuvos istoriją mokyklose, žinoma, kad mes galime dar daugiau skirti dėmesio moksliniams tyrimams skirtiems istorijai, literatūrai, filosofijai ir panašiai, dalykams, kurie ir praturtina mūsų dvasią. Žinoma, kad mes tuos dalykus galime daryti, privalome daryti ir tai yra mūsų kasdienio politinio gyvenimo klausimas. Tačiau ko mes tikrai negalime daryti šiandien, pradėti abejoti vieni kitais ir galvoti, kad vieni iš mūsų yra geresni ir labiau pasiruošę. Visi yra skirtingiausiais būdais pasiruošę. Mes kiekvienas ieškome savo būdų įprasminti save įtampoje, kurią jaučiame. Ir tas įtampas galima labai įvairiai išspręsti. Tiek išmokstant gintis ginklų, tiek gaunant kažkokių įgūdžių, kurie tau pravers kasdienėme gyvenime, tiek apskritai ramiai ir toliau dirbant. Ko mes turime neužmiršti, kad ne visa Ukraina dabar yra fronte ir taip sakant, ginasi. Dalis ukrainiečių privalo būti gamyklos ir gaminti šaudmenis, kiti privalo būti dar kitur ir mokyti vaikus. Mums visą laiką reikės skirtingiausių vaidmenų. Tai mes negalime visiškai pereiti į bunkerio mentalitetą, nes jis mus apribos, jis mums neleis iš tiesų išgyventi. Mums jau dabar reikia labai skirtingų žmonių, kad šita valstybė klestėtų ir to ir toliau reikės. Ir mes pirmiausiai, man atrodo, turime galvoti ne apie tai, kaip ginsimės krizės akivaizdoje. Kai ta diena ateis, elgsimės, kaip turime elgtis. Mes turime galvoti, ką mes galime padaryti, kad tiesiog ta diena neateitų. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.